Policijos kinologas tai policijos pareigūnas dirbantis su tarnybiniu šunimi. Vienas iš bruožų, ką pareigūnas turėtų turėti, tai aišku, meilė gyvūnui. Pagrindinė veikla pėdsekystė, tai yra sekimas žmogaus kvapo pėdsakų taku. Turime ir specializuotų tarnybinių šunų, tai yra narkotinių ir psichotropinių medžiagų paieška, žmonių lavonų paieška, dingusių gyvų žmonių paieška. Taip pat pareigūnai vykdo ir sprogstamųjų medžiagų paiešką. Viena iš mūsų sričių tai yra odorologiniai tyrimai. Dirba specializuoti šunys biodetektoriai. Kiekvieno žmogaus kvapas yra individualus. Tai šunų pagalba mes identifikuojam asmenį, kuris turėjo sąlytį su daiktais ar įvykio vieta. Mažiausiai 2 tarnybinių šunų parodymai duoda teigiamą rezultatą. Mūsų tarnyboje dažniausiai naudojamos tos tradicinės veislės, tai yra vokiečių aviganiai ir belgų aviganiai Malinua veislės šunys. Tarp pareigūno ir šuns tikrai turėtų būti labai daug bendradarbiavimo, supratimo. Pareigūnas turi mokėti skaityti šuns visą kūno kalbą. Šuo viską pasako. Tai yra savo elgesiu, savo mimiką, savo lojimu, savo žvilgsniu. Ir tas yra labai svarbu. Už tai daugelis mūsų pareigūnų šunis laiko namuose. Viskas yra robotizuojama, modernizuojama, atsiranda dronai, atsiranda dirbtinės nosis ir panašiai, bet nėra dar įrangos tokios, kuri būtų tokia patikima kaip šuo.